Šiauliečiai tokias džiunglės šalia pasivaikščiojimo tako vadina miesto valdžios aplaidumu. Apie Kemsynų virstančius miesto žaliuosius plotus šiauliečiai pranešė Seimo nariui. Andrius Šedžius sako, kad tokia betvarkė mieste jį labai nustebino. Matyt, šie Kemsynai nešienaujami nuo neatmenamų laikų. Labai keista, kad miesto valdžia nesiima jokių veiksmų, nes kiek aš pamenu, tai miestas toks apžėlęs dar nebuvo niekada ir mano ūgis tikrai yra nemažas, aš esu 1,97 m ūgio ir kaip matėte, paskendau žolėse. Tai iš tiesų yra gėda miesto vadovams, kurie nesiema jokių veiksmų ir yra pavojus. Šiauliuose dažnai apsilankantis politikas teigia, kad nešienaujama pieva, kurioje žolės kone pus3 metro, ne vien negražu. Visų pirma, tai pavojinga, mat piktadariui patykoti žolėse praeivio ir jie apiplėšus pasislėpti labai lengva. O takučių nuolat vaikšto moterys, vaikai, merginos. Tarkim, žmogus, kuris eina šiuo pėsčiuoju taku, jeigu jisai būtų apiplėštas, jis gali tiesiog nepastebėti tų nusikaltėlių, kurie tiesiog pradingtų kaip džiunglėse šituose 2 metrų ir daugiau siekiančiose žolėse. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius teigia, kad ne kartą jau sakyta, visiems plotams sutvarkyti nėra lėšų. Be abejo, kad visų vietų mes nematome, bet stengiamės, sakysime, kalbant apie parkus, apie kokius tai viešo naudojimo tokias teritorijas, tai tikrai stengiamės palei takus nušienauti juostas, o jeigu kai yra praėjimo takai mūsų nepastebėti, kad kokios jau užkampėliuose, tai visko gali būti, neneigiu. Sužinojęs, kad takelis veda į miegamąjį mikrorajoną ir yra mėgstama žmonių pasivaikščiojimo vieta, Damulevičius pažadėjo, kad bus organizuoti žolių nupjovimo darbai. Sutikta šiaulietė tvirtino, kad pasivaikščiojimų prie nešienautų pievų tenka atsisakyti tiems, kuriuos kamuoja alergija žiedadulkėms. Taigi jautresni žmonės jau kone visą vasarą negali mėgautis pasivaikščiojimais prie namų. Mišku beveik virtusi pieva prie pėsčiųjų tako pietinėje miesto dalyje nušienauta tuoj pat, kai pasipiktinę ir net nusikaltėlių besislapstančių žolėse išsigandę gyventojai pasiskundė televizijai ir Seimo nariui. Andrius Šedžius sako, kad šį kartą priekaištų miesto valdžiai neturi, mat gyventojų skundai išgirsti. Savivaldybės klaidą imta taisyti tuoj pat. Aš vertinu labai gerai, kad valdžia reaguoja operatyviai į pastabas išsakytas tiek turbūt Seimo nario, tiek visuomenės ir aš manau, kad reikėtų tik tai pagirti vadovus Šiaulių miesto savivaldybės, kad taip aktyviai buvo sureaguota į problemą ir iš tiesų aš buvau nustebintas maloniai, kaip šiandien ryte žmonės skambino ir sakė, kad jau prieš 8 ryto buvo pjaunama žolė, traktorius dirbo intensyviai ir tai tikrai džiugina. Apie pievas apžėlusias kelių metrų žolę neapsikentė gyventojai pasiskundė antradienį. Popietę savivaldybė teisinosi nespėjanti visko mieste sutvarkyti. Tačiau šį kartą operatyvumas nustebino. Gyventojai džiaugiasi, kad vaikštinėjant vakare nebeteks nuogąstauti, kad šabarkštynuose slapstosi vagys.